aš juokiuosi, aišku, aš tikriausiai nieko kito negalėjau daryti, nes nuo 1 klasės visiems pasakoju, kad esu atsakinga už maistą. Mano gyvenimo pagrindinis renginys tai buvo pirmininkavimas Europos Sąjungai. Nuo ryto, nuo pusryčių, pietų iki vakarienio mes visą pusmetį maitinom pirmininkavimą. O asmenukė toks įdomus momentas, kai mane sako, tu su Joe Bidenu nusifotografavai. Sako, ne, Joe Bidenu su manimi nusifotografavo. Ir visi japonai ėjo prie cepelinų ir jos visi valgė. Neragavo, o valgė. Žinok, sako, jo biudžetas toks kaip mūsų visos Lietuvos, sako, ir jis pirmą kartą Europai. Sako, ką daryti? Sako, ir jisai nevaldomas. Jeigu jam nepatiks, jis gali atsistoti ir išeiti. Susvetimėjimas labai didelis. Ir man atrodo, tos valdovų vakarienės man yra apie tokią bendrystę. Apie dalinimąsi, apie bendrystę, apie šiltumą, apie buvimą kartu. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Sveikiname su jumis mes, Laura ir Evelina. Ir šiandien dar vienas įdomus pokalbis. Taip, šiandien pasikalbėsime apie tikrai ypatingą verslą, maitinimo verslą. Tai yra jau 30 metų gyvuojantį Taurakalnį, o pas mus svečiuose yra tvirtai tą vairą Taurakalnio laikanti kelis dešimtmečius Monika Čereškaitė. Su ja aptarsime ir Taurakalnio įspūdingą istoriją, įspūdingiausius renginius, tarp kurių ir NATO suvažiavimas Lietuvoje vykęs. Taip pat aptarsime ir tėvų pamokas, kurie taip pat šiame versle sukosi. Na ir mes tų klausimų tikrai turime daugybę, tai dėl to ir skubame pradėti. Tai pirmiausia, labas, Monika. Sveikas, merginas. Ir mes visą laiką pradedam tuo pačiu klausimu savo tinklalaidę. Tai kadangi ar valgoma, klausime, kas mūsų pašnekovams yra nevalgoma. Ar turi tokių patiekalų, kažkokių produktų, kurių ne, visą laiką atsisakai? Aš pirmą užbėgsiu įvykiam už akių. Mūsų verslui jau 35 metai, mes kitais metais švęsim 35. Pajauninu, taip. Tai viskas tvarkoja. O grįžtant prie tų nevalgomų? Grįžtant prie nevalgomą, man sakė, kad jūs užduosit šitą klausimą, tai ir aš kokią 2 dienas labai įdėmiai, intensyviai galvojau, kas gali būti pas mane nevalgoma, nes realiai aš valgau viską, aš esu be galo žingeidi ir man labai smalsu ir įdomu paragauti ypač to, kas yra nevalgoma, kas mažiau valgoma kitiem. Bet jeigu iš nemėgstamų dalykų, nes valgau viską, domiuosi viskuo, bet mano visai laimė, aš labai nemėgstu angliavandenių. Tai čia moterį matyt būtų didelė nuostaba ir labai toksai kaip, man privalumas, kitiem pavydas, nes aš tikrai nevalgau bandelių, nevalgau sausainių, nors beje aš buvau konditerė. Aš turiu konditerių išsilavinimą ir prikepus begalę sausainių, bandelių, tortų ir ko tik tai noriu ir visokių saldumynų ir konditeriniam ceche. Vienintelį ką dalyką, kai pradėjau dirbti, tai man sakė, kaip pavydim, tu tiek gausi tortų ir tu gausi grietinėlės, nes tais laikais, kai pradėjau, tu gausi, sako, sluoksniuotus bandelės. Per visą savo darbą aš suvalgiau saują riešutų žemės, viskas. Net nebesinori žiūrėti tas bandelės. Aš tik tai jas ir žiūrėdavau, nes man sausainis iš principo yra nevalgomas dalykas, koks jis be gražus ir bebūtų skanus, jis man yra nevalgomas dalykas. Tai va, jeigu klausit atsakymai, ko nevalgau. Dar neskambėjo toks atsakymas šitam foteliukė tikrai. Tikrai, retas dalykas. Bet keliaukime į Taurakalnį. Taurakalnis tikrai žinomas, garsus, bet jeigu yra žiūrovų, kurie galbūt dar nėra girdėję jūsų, kaip trumpai papasakotumėte, kuo jūs užsiimate ir kuo džiuginate tos valgytojų gombrius? Aš pilnai tikiu, kad yra žmonių, kurie tikrai negirdėjo apie Taurakalnį. Ir tai ypač iš jūsų auditorijos, o to pačiu galbūt jaunosios auditorijos, nes vis tiek čia mes ne hipsteriai, mes jau tas, kai senas verslas, tai toks stabilus ir jisai labai ten, toksai, per daug neėjom einam su naujom, per mažai su socialiniais tinklais ėjom iki šiol. Tai va, tai gali būti, kad negirdėjo Taurakalnio, o daugiausia mus girdi tie, kurie daro tokius viešuosius renginius, kurie dirba su visokiais protokoliniais renginiais, žmonės, kurie daro įmonių vakarėlius. Tai čia tokie HR ir visi kiti, tai tikrai girdėjo. O kuo užsiemam, klausite, taip? Kuo užsiemam? Kuo lepinat? Kuo mes užsiemam? Klausimas, kuo neužsiemam. Užsiemame maistu. Užsiemame maisto gamybą, maisto pateikimu, aptarnavimu. Negalima apibrėžti ir apibūdinti kaip ir apie vieną, kad čia maitinu žmonės. Aš anksčiau sakydavau, ką veikia, sakau, cepelinus verdu ir kotletus kepu. Čia buvo mano humoro forma, viskas būdavo, bet iš tikrųjų tai netgi aš vakar pagalvojom, sakau, mes negalime apibūdinti, kad mes tik tai maitinam, nes būna užsakovas
padarykit renginį ir paskui kažkur nuleidžia ir šiek tiek maisto. Mes ne apie tai, mes esame apie bendrą konceptą. Mes kūrėme maisto konceptą ir maisto kultūrą, rodami, taip, tautai, tarkim. Nes aš praeitą savaitę galvoju, kokio įdomumo mūsų darbas yra. Jis tikrai sunkus. Kaip visi sako, jeigu tu gyvenime esi šitam versle, tai tu esi pačiam sunkiausiam versle. Ir mano kolegos tą pritars tikriausiai, kurie dirba. Bet kita vertus jis yra be galo dinamiškas ir įdomus, nes aš sakau, čia prieš savaitę Jėzus, užstrigau, nes prieš savaitę aptarnavo pirmadienį mes Budapešto 9-uką, visas protokoliniai renginiai pasitempęs, ten kiekvienas sumuštinukas apgalvotas, kad iš burnos šitą nieks nenukristų, kad tik tai koks lapelis šalia nenubirė, kad trupiniukas nenubirėtų, lapelis nenukristų. Ten viskas yra sustiguota, sušlifuota, kiekvienas staltiesės ten kamputis išlygintas, viskas tobula. Praeina 3 dienos ir Rumšiškėse tautų vakarėlis. Aš jau su liaudiškais rūbais, cepelinus lipdome, kugelius kepame, ten karkas troškiname. Ir tu sėdi ir galvoji, sunku, bet kas tokį įdomų darbą gali turėti, jeigu ne mes? Tokį įdomų, tokį įvairų. Tai tas verslas jau ir prasidėjo prieš beveik 35 metus. Kokia buvo ta pradžia? Turbūt čia vertėtų prisiminti ir savo tėvus. Tai, kaip pradžia tai tokia ir buvo. Aš tai dar buvau jauna labai. Ir man tas verslas buvo primiktinai paliktas. Realiai, paliktas gal ne primiktinai, bet aš tiesiog primiktinai buvau įstatytai tas vėžės ir į tą verslą. Kaip aš juokiuosi, aišku, aš tikriausiai nieko kito negalėjau daryti, nes nuo 1 klasės visiems pasakoju, kad esu atsakinga už maistą. Tai, būdavo mokykloje kažkas už kažką atsakinga. Tai 1 klasėje mano tėvo mokytojas sako, tu būsi atsakinga už maitinimą. Tai visokios kai iškilos, kažkokios tai daryti. Ir matyt, taip ir nulėmė. Aišku, mano abudu tėvai dirbo prekyboje, mama ilgametė prekybos ministerijoje. Pradžioje tai jinai buvo irgi konditerė. Tada dėstytojavo prekybos mokyklai, parašė knygą, beje, parašius knygą yra miltiniai konditerijos gaminiai. 84 metais jinai parašė šitą knygą. Prieš metus aš kažkokiam čiate matau konditerių, sako, gal jūs galit kas nors gauti šitą knygą, sako, pati geriausia knyga per visą istoriją Lietuvos, kiek jinai yra buvusi. Tiksliausiai jinai metodinė mokomoji medžiaga buvo. Tai mamukas mano parašė šitą knygą ir jinai šiaip labai stipri buvo ir energinga moteris, būdama 50, kai jau griuvo mūsų visos Tarybų sąjungos ir kūrėsi mūsų laisva Lietuva ir jinai nieko nelaukdama iš ministerijos, jinai buvo prekybos skyriaus viršininkė, prekybos ministerijai, prekybos skyriaus viršininkė, ką reiškia, jinai kuravo absoliučiai visą prekybos šitą maitinimo verslą visuomeninį, visus restoranus, visas valgyklas, atsakinga absoliučiai už viską. Ir jinai padėjo tašką, suprasdama kokią tai situaciją, jinai padėjo tašką, viską metė. Ir būdama 50 metų, jinai kūrė Taurakalnį. Ir pradėjo keltis 5 valandą ryto ir iš naujo kepti bandeles. Tai toks labai simboliškai ir jinai grįžo prie savo šaknų ir sakau, pats geriausias dalykas tikriausia turėti verslą, turėti amatą, kaip sakau. Nes tu viską tu gali iškilti bet kur, bet jeigu kažkokia krizė ištikus, tu grįžti prie savo šaknų, pradedi kepti iš naujo ir labai gerai atsimenu, mes Čiurlionio gatvėje prasidėjo mūsų Čiurlionio bendrabučiuose studentų. Tai mama maišydavo bandeles, pasėmė dėdę, kuris buvo dirbęs Paukštynę ir buvo tokia sena elektrinė, operatorinė elektrinė kažkokia, ten jis įkūrė rūkyklą, jis ten rūkydavo vištas, mama kepdavo bandeles, tada turėjom tokią šefę, kur darydavom studentam dar pizzas, aš prie kalno parinkdavau dilgėlių ir darydavom pizzą su dilgėlėm, bet jau čia prieš 30 kokius 2 metus ateidom. Ir tada atidarėm ant Tauro kalno tokią mažą maistą prekių parduotuvę, kur visi bendrabučio gyventojai nusileisdavo, kadangi apačioj būdavo dušai, tai jie leisdavosi apačion į dušus, užeidavo pas mus į parduotuvę, aš su jais pasibendraudavau, pašnekėdavau, aptardavom visas aktualijas, nes mane mama, aišku, išstatė iš karto dirbti, nieks man neleido nieko veikti ir savo plujoti, kaip mamukas sakydavo.
Tai aš studijavau ir aš nuo 12 klasės berods. Ir tuo pačiu metu dirbau dar parduotuvį. Tai tada galiu pasigirti, susipažinau, aišku. Ir amžinatilis Brazauskas ateidavo į parduotuvę, nes ten tas rajonas buvo. Jo dukros, su kuriams labai gražiai susibendravom, irgi man taip smagiai. Mūsų dabartinis prezidentas ten gyveno, irgi susipažinom su. Ir tikrai labai daug tokių iškilių, šviesių žmonių tuo metu gyveno tam bendrabučiai. Nes vis tiek ten universiteto buvo bendrabučiai. Tai va, tai ne tik nusipirkdavo, bet visas aktualijas dar aptardavom. Tada turbūt net nenumanėt, kaip viskas išauks į kokius renginius ir jau šiek tiek užsiminėt, kad tenka ir politinių renginių, ir štai kažkokių smagių Rumšiškėse. Vienas turbūt labiausiai nugarsėjusių, kada turbūt daugiausiai žmonės ir išgirdo apie tą Taurakalnį, tie, kurie gal buvo negirdėję, tai ir buvo būtent tas NATO viršūnių suvažiavimas, kurio dalyvius, įskaitant ir Joe Bideną prezidentą, maitino būtent Taurakalnio komanda. Tai gal ir esat šiek tiek kitur pasakojus, bet dar mūsų klausytojai, kurie negirdėjo, tai gal galite prisiminti, kuo tai buvo ta išskirtinė visa patirtis ir kuo galiausiai vaišinote tos visus svečius suvažiavusius į Lietuvą. Tai, kadangi jūs labai jaunas, tai man atrodo, kad čia pagrindinis renginys. Mano gyvenime pagrindinis renginys tai buvo pirmininkavimas Europos Sąjungai. Tai čia, matyt, prieš 10 metų visas tas vyko, tai vyko tikrai labai intensyviai vyko, tai yra visą pusmetį. Ir visą pusmetį non-stop, nuo ryto, nuo pusryčių, pietų iki vakarienė mes visą pusmetį maitinom pirmininkavimą. Va čia man buvo pats didžiausias iššūkis, tikriausiai didžiausias praktika, pamoka ir toksai apsišlifavimas visko. Tas supratimas apie va šitą būtent tokio pobūdžio renginius. Nes tada ne vienas, ne mes, ne ten kitos pusės nežinojo, kaip tai daryti ir mes visi iš savo klaidų ir patirčių mokėmės. Nors paskui sakė, kad labiausiai už ką dėkoju, tai jūs sakė už visą gerą organizaciją ir už maistą labai gerą. Tai čia irgi buvo man didžiausia pagyra. Šitas tai man NATO kaip ir toksai renginys, jis buvo labai, aišku, didelis, gražus, vat ką dabar čia visai neseniai praėjęs, bet man nebuvo labai kažkokio didelio streso. Ir kaip iš kolektyvų visą laiką juokdavausi, sakau, žiūrėkit, stresuokit, aš tai žinau, kaip viskas turi vykti, nes aš jau patirties turėjau. Aš turėjau atsiminimą dar tokį gyvą, kur, kad viskas yra labai įtempta, viskas labai yra grafike. Grafikai netyčia viskas keičiasi. Ten tie laikai irgi vieną suderinę, atrodo viskas susišlifuoja, paima 5 minutės, viskas griūna, viskas kitaip. Tai toksai reikalaujantis daug įtampos. Daug įtampos, daug žinių reikalaujantis be galo, tikrai tokių detalių, visų detalių, alergenų, protokolinių dalykų. Bet labai įdomu. Labai gaila, kad labai greit baigėsi tas renginys. Tu tik tai ruošies pusę metų, ruošies, jau antrą dieną įsivažiuoji. Viskas. Ir viskas. Sėdim ir sakom, nors vieną dieną būtų leidę dar padaryti, nes, atsiprašau, nes vis, taip, ką pasakyti apie tą renginį, ką pasakyti, kad labai smagu buvo visus prezidentus pamatyti, kad susipažinti su visai smagu, nes jau antrą dieną visi sveikindavosi, visi ranką mojuodavo atėjo, visi girdavo, visi dėkodavo už maistą. Net ir asmenukė su Joe Bidenu teko matyti. O asmenukė toks įdomus momentas, kai mane sako, tu su Joe Bidenu nusifotografavai, sako, ne, Joe Bidenu su manimi nusifotografavai. Jam pasitikė. Atsiprašau. Iš tikrai, taip, nes su to Joe Bidenu tokį įdomus momentas. Jau čia paskutinė antra diena, jau viskas baigėsi praktiškai, jau nuovargės, aišku, ten per dieną po 40 000 žingsnių nueita. Tai aš per 2 dienas 80 000 žingsnių padaryta. Ir jau tai švarkai numesti, jau plaukai suvelti, galvoju, atsisėdu. Ir toks šurmulys kažkoks. Niekaip nesuprantam, galvoju, sakau, einam pasižiūrėsim, kas čia, sakau, šurmuliuoja. Išeinam apsauga, greitai duris darykit. Uždarom tas duris ir nesuprantam, kas vyksta. Ir staiga taip tyla koridorius ir eina. Visa Amerikos delegacija su prezidentu prieš akį. Visi taip nutyla, jisai taip atėjo, prieina prie manęs, atsistojo ir stovi. Aš taip, what? Aš taip pasimečiau, kad aš net nežinau, kas, what? Jisai, hi, aš taip, hi. Ir tokia, kažkam puodelis iš rankų iškrito, sudužta, vis tokia tyla, kad net musė girdis, kaip praskrenda. Aš taip,
o ką aš, sakau, turiu daryti? Aš taip pasimečiau, sakau, nu atrodo, nu kas čia tokio, bet visi, o sakau, ką aš turiu daryti? Visi sako, tai gal foto? Ai, sakau. Gerai, šitą galim. Tai iš tikrųjų nuotrauka jis su jumis pasidarė. Taip, ką aš ir sakau, tikrai ne tai, kad skambi frazė, bet wow, visiškai. Ir tada jisai pasiėmėm, mes stovėjom su mano direktorė, na kitoj pusėje, jinai pradėjo, sakau, fotografuokit, jis sako, aš irgi noriu, jisai taip paėmė telefoną, padėjo ir jisai savo ranką padarė mūsų bendrą asmenukę. Tai va čia toks, tikriausiai apvainikavo visą NATO mūsų pastangas. Apskritai tikriausiai tie protokoliniai renginiai kaip visiškai atskiras žanras, kurio dauguma paprastųjų mirtingųjų mes nežinom, kas ten vyksta tose užkulisiuose ir tikriausiai daug tų užkulisių ir negalit mums papasakoti, bet galbūt atskleistumėt kokių nors detalių, kokie galbūt pagrindiniai iššūkiai kyla, gal kažkokius kultūrinius skirtumus tenka spręsti, apgalvoti, ne taip pateikti, aišku, jūs profesionalai, to jau tikriausiai nebūna, bet pirmosios patirtis, kokių įdomių detalių turėtumėt? Įdomi detalė, kai buvo atvažiavusi Anglijos karalienė su savo vyru, dabar galvoju, gal ir Filipas buvo, aš galiu sumaišyti netyčia, senokai buvo. Tai pasirodo, jos vyras buvo alergiškas braškimui, mes pateikėm sumuštinius su braškimu. Bet čia ne tik tai mūsų kaltė, čia matyt bendrai tokia komunikacijos kaltė. Ir tada sėdžiu aš po renginiu ir girdžiu, kad per televiziją, kad princas Filipas, bet manau, kad princas Filipas alergiškas braškimui, aš taip, o Dieve. Iš karto sumuštinu, kaip jau. Tai sumuštini, tai jau buvo pateikti. tai va čia tokius dalykus, tokie niuansai, kuriuos labai turiu atkreipti dėmesį protokoliniuose dalykuose. Alergenai, geriausiai išvengti visų alergenų, kurių įmanoma išvengti. Turi būti labai saugus, negali ten pridaryti pagal savo fantaziją labai kūrybiško maisto, žalių produktų vengti reikia. Reikia absoliučiai vengti visko, kas gali papulti į tarpdantį, kad nereikėtų nepakrapštyti, ne ten kokią salotos lapas užkiptų, ne aguonas grūdelis. Tai čia, tokie niuansai, kuriuos reikia labai stipriai apgalvoti. Apsaugot nuo viršelio, atsiprašau, visus politikus, ar ne, kad ant nuotraukose neatsidurtų su krapu tarpdantį, ar ne? Taip. O pavyzdžiui, prieš visus šitus protokolinius, tą patį ar NATO, ar pirmininkavimo renginius, ar yra nurodoma apskritai meniu reikalavimai, kokie turi būti patiekalai, ir čia jau paliekama jūsų kūrybos laisvė? Dabar galvoju, anksčiau tikriausiai gal ir sakydavo man kažkas kažką, dabar aš galvoju, kad aš jau geriau už jo žinau kartais, nes vis tiek, tai prasmegi nedirbi taip paviršutiniškai, tu visą laiką įsigilini, seki ir tendencijas žiūri, ir pasaulinės tendencijas žiūri, ir yra kažkokios be abejo mados, bet vėlgi reikia labai saugiai, labai aiškiai visom šalim, tarkim, vis tiek, jeigu dalyvauja daug šalių, taigi vieni musulmonai, kiti ten nevalgantis kiaulienos, kiti nevalgantis jautienos, kiti hinduisai, tai, labai hinduizmą išpropaguojantis, tai labai reikia suderinti visų tautybių ir kultūrų poreikius, kad visi galėtum tą patį maitintis. Tai pavyzdžiui, tame pačiame NATO, tarkim, ką patiekėt svečiams, kokie patiekalai buvo? Per NATO tai buvo tikrai be galo didelį įvairovę, bet kokiu atveju, kaip aš visą laiką sakau, ko mes anksčiau labai bijojom, ir aš labai džiaugiuosi, kad mes pagaliau išsivadavome iš to savo kažkokio tai gniaužtų ir baimių, mes likti tą lietuvybę kėlėm, bet patys bijom savęs, patys bijom bijom tautinio kostiumo, bijom lietuviško maisto, bijom pasirodyti nuo žagrės ir aš nežinau kodėl. Ir labai džiaugiuosi, kad po truputį iš mūsų šitas išeina ir mes išsivaduojame. Kad tu gali drąsiai stovėti su tautiniu kostiumu, valgyti tą cepeliną ir man visiškai negėda sakyti, kad mes cepelinų tauta. Ir gali ten visi niekinti kiek nori ir sakyti, oi ir vėl cepelinai. Taip, bet mes turim... Man Agnė neleido sakyti apie šitą dienos pietus, bet aš apie juos mėgstu pasakyti visą laiką, kadangi mes ne tik NATO turim, bet turim ir valdovų restoraną ir turim labai įvairialypę mūsų veiklą ir didelį ir labai platų diapazoną apimi. Tai aš labai gerai žinau, kad kai per dienos metu, kai tu sakau, tautai duok, ką nori valgyti. Kai tik tai yra cepelinai, yra daugiausia suvalgoma cepelinų. Ir tu vaidink prabangesnį negu esi. Nesame tokie. Ir kodėl mes turim neparodyti tam atvykusiam užsieniečiam,
kuo mes maitinamės ir kur mūsų tas kasdieninis maistas. Tik be abejo, jį reikia pateikti labai gražiai. Tai mūsų... cepelinai ir buvo, taip? Buvo ir cepelinai, bet ne cepelinai, o cepelinukai, nes mūsų toj firminis patiekalas tai yra mini, va tokio dydžio cepelinukai. Dar labai mėgstam jos auksų prapurkšti, tokia kitokia, kad būtų ir taip su įvairiais padažais ir sėkmingai visi suvalgo. Net įdomiausia, kad ne tai, kad paragauja, bet jos tiesiog suvalgo. Ir aš šitą pastebėjau per pirmininkavimą pirmą kartą, kai davėm, ir buvo japonų delegacija ir visi japonai ėjo prie cepelinų ir jos visi valgė. Neragavo, o valgė. Nu, valgė tai nereiškia, kad visą didelį Karmėlavos cepeliną reikia suvalgyti, bet padegustuoti. Juoda duona, lygiai taip pat per NATO aš tokia mėgstu besiginčyti. Labai mėgstu už savo tiesą pakovoti, ne visiems patinka, bet mėgstu pakovoti už savo tiesą, kadangi aš visą laiką seku. Būdavo taip net per renginius, dažniausiai per renginius aš tai būna, kai darom kažkokius sėdimus vakarienės, ar netgi ir furšetus, kai darom, aš visą laiką stoviu užkuliuose ir žiūriu, kas grįžta. Geriausia, kai nieks negrįžta. Bet jeigu jau pamatai, kad kažkas grįžta, vadinasi tau signalas, kad žmonės kažko tai nepriima. Na, tarkim, ne tai, kad nepriima, bet jie nelabai toleruoja arba nemėgsta. Tai toksai stebėjimas irgi yra ir šitą, ir su cepelinais lygiai tas pats, cepelinus padavim, cepelinukus. Ne vienas negrįžo. Tai ir, o tai apie duoną aš norėjau pasakyti, tai irgi per Šnato buvo pagiamasis jau mūsų ten tas renginys, vakarienė. Ir buvo mintis, kad darysim lietuvišką vakarienę. Su lietuviškumu. Aš sakau, ir pirmas dalykas, ką išbraukė, cepelinus išbraukė ir juodą duoną išbraukė keptą. Sakau, kodėl? Kodėl jūs, ten jau buvo visiems delegatam neišskirtiniam. Jau mes čia savo kaimiškumo nerodysim, bet sakau, čia ne kaimiškumas, sakau, čia yra tai, ką tu gali reprezentuoti, tik gražiai pateikusi. Ir aš taip susipykau smarkiai, jau taip su savo atstovėjau, sakau, žiūrėkit, leiskit man, bet gerai, kad tikrai labai nuostabų žmonės dirba, su kuriais aš bendravauju, sakė, Monika, su tim tai neįmanoma. Ir aš padėjau tą juodą duoną ant stalo. Ir spėkit, kas dingo pirmoje eilėje. Duona. Kepta duona. Ir visiems labai įdomu. Ir būtent cepelinas, kepta duona. Sakau, tas lietuviškumo tvistas, jis neturi būti stačiokiškas, toks primityvus, bet tas lietuviškumo tvistas, jisai visada įdomus. Netgi jūs važiuoji kažkur į užsienį. Tugi neini valgyti cepelinų namie, ar ten karbonado, ar kažko. Tu eini degustuoti ir atrasti kažkokius naujus skonius toj šaly, kurie yra būdinga. Tai ir čia atvažiavęs, tai irgi žmogui noris paragauti kažkokį, nes tos juodos duonos tikrai tu nelabai kur gausi. Ir jie, kad ar sumuštinį pateikti, ar prie jautienos kažką, tai su juodos duonos kažkokio. Grikiai irgi tas pats, kas yra labai retas dalykas. Mes dabar darom su grikiais irgi tokį patiekalą, kai atvažiuoja, kad truputėlį to lietuviškumo įves, kad būtų saugu. Bet darom, tarkim, jautieną ar belnieną su grikiu, nežinau, arančiniais gal vadinti, bet su grikiu tokiais kroketais. Tai irgi buvo toks atvažiavęs aukšto rango labai Amerikos žmogus atvažiavęs į Lietuvą. Valdovų rūmuose darėm renginį. Padarėm tas pirmą kartą aš padariau su grikiu tais kroketukais tokiais, su elniena. O jie taip bijojo, visą tą kompaniją, kuri kvietė, jis sako, žinok, jo biudžetas toks kaip mūsų visos Lietuvos, sako, ir jis pirmą kartą Europai. Sako, ką daryti? Sako, ir jisai nevaldomas. Jeigu jam nepatiks, jis gali atsistoti ir išeiti. Tai aišku, visiems įtampa man taipogi, ką patiekti, kad žmogus neatsistotų ir neišeitų. Bet su rizikam padėjom grikius. Tas grikų kroketukus, elnieną, šitą serbentų padažą ir ten tokį patiekalą. Aš apie karštą tik kalbu. Visą kitą, paskui ten aišku su juodos duonos irgi trupiniais darėm ir su medum desertą ir obuoliais. Tai po vakarienę žmogus atėjo, priėjo prie manęs asmeniškai, sako, ačiū, žinokit, aš taip skaniai, sako, aš nesuvalgęs. Wow, galvoju. Amerikonui įtiko. Su visais biudžetais. Tai tiesiog galbūt nereikia bijoti daryti. Tik reikia visą laiką stengtis, kad tai būtų skanu. Iš kur ateina tas įkvėpimas? Visą tai, ką jūs minit, atrodo ir pažįstami skoniai, bet labai nauji deriniai. Kur semėtės tų idėjų?
Nežinau. Pačios ateina? Žinokit, ateina pačias. Na, kaip minėjau, kad aš esu užaugus prekybininkų šeimoje, aš visą gyvenimą, kaip mamukas man sakydavo, sako, klausyk, sako, ką tu čia darai? Tai jinai parneždavo šakotį, o aš 13 metų nupjovus tą šakotį jį dekoruodavau. Nes man būdavo gražu. Atsisėsdavau namie ir dekoruodavau šakotį. Tai vat mano viena draugė iki dabar atsimena, Briuselį gyvena, sakė, nepamiršiu, sako, po pamokų grįžtum, sako, ateinu, žiūriu, tu tą šakotį ten, sako, lipdai iš tašlos gėlės. Nežinau, tikriausiai pas mane yra tas jau nuo kraujai įaugę, mano močiutė labai skaniai gamina, iš močiutės daug išmokus esu. Ir matomai mane tai nuo mažumės traukia ir domina. Ir nes aš sakau, vieną mūsų populiariausių patiekalų esu susikūrus universitete tarp 1 ir 2 aukšto laiptais lipdama. Va taip atlankšti ir šovė į galvą, ką daryti. Koks tas patiekalas? Baklažanų bokštelis su ožkos sūriu ir karamelizuotu ožkos sūriu. Tai čia, ką žino, čia mūsų tradicinis, aš jau darbę neleidžiu jo rašyti, bet jis sakė, bet Monika, bet jis visiems taip patinka. Aš jau sakau, neberašykit, aš nebenoriu. O tarp kitko sukūriau Graikijos ambasadoriui, kuris ten viskam buvo alergiškas, nieko negalėjo valgyti ir jo žmona taip sako, mes su juo susibendravusios labai gerai buvom, sako, gal tu gali kažką pagalvoti. Ir aš taip lipu ir man, va, šitas. Tai tikrai ateina pačios idėjos. Ir, tikrai, žinokit, skonių deriniai man galvoj dėliojasi dabar. O kiek su kiekviena vakarienė jums norisi įnešti tų naujų derinių, o kiek va, tų klasikinių, kur, kaip sakot, jau kolegos neleidžia rašyti, neleidžiat kolegoms rašyti tų patiekalų? Aš jeigu galėčiau, tai aš kiekvieną dieną kažką naujo rašyčiau. Aš ir darau kažką naujo kiekvieną dieną. Gal dėl to ir įdomus labai tas darbas yra, kad sakau, tu čia vieną dieną labai klasikinius turi daryti, o kitą dieną tu gali pasileisti šitą plaukus fantaziją ir daryti visiškai tas. Bet vis tiek tu darydama savo kūrybą, tu negali absoliučiai nueiti į kažkokius tai paraštes. Tu vis tiek turi galvoti, ką žmonės mėgsta, kokie ten, nes mes ne 2 žmonės maitinam ir ne 3 ir neturime tokio mažo restorano, kur šefas gali nepatinka, nevalgyk, aš darau pagal savo kūrybą. Aš vis tiek labai empatiškai reikia prieiti prie kiekvieno žmogaus, ar jisai ta lėkštė liks tuščia. Taip, atsiprašau. Tai, kad va, tikrai ne vienam, ne 2 žmonėm gaminat ir vienas jūsų rekordas parodo, net reikia pasitikslinti, tai į Lietuvos rekordų knygą yra įtraukta per 24 valandas Taurakalnio komanda pagamino 96 000 vieno kąsnio sumuštinių. 96 000. 96 000. Reikia, man atrodo, ne 96, o 96. 2 Taras ir Grėjaus stadionai, tai grubiai tariant. Wow. O, labai geras palyginimas. O čia geras palyginimas. Susodintume ir sustatytume tos sumuštinius prieš stadionus. Tai papasakokite apie tą rekordą, kas čia buvo per rekordas, kaip čia jo sugalvojot siekti, kas valgė tos sumuštinius. Iš tikrųjų, tai mano mama, kur aš galvoju, kad jinai šios neturiu dabar, bet jinai man visą laiką šalia, tai, susigraudinsiu dabar. Tai aš visą laiką negalėjau stebėti jos drąsa ir tokio ėjimų visą laiką į priekį. Ir kai aš sėdžiu ir galvoju, kad žmogus 50 metų tik įkūrė įmonę ir čia ne iš karto viskas prasidėjo, tai čia jau po kokių 10 metų, tai tikriausiai koks 60 buvo, kai jinai ėjo į priekį ir mes jinai į priekį ir tempė paskui mane kartu. Kaip aš pykdavau, žinot, kaip visi vaikai, tu ten pyksti, visi tėvai durni, ten kažkokias nesąmonės daro, aš viską gerai žinau. Aš visur noriu išeiti, visą laiką mesti, išeiti, aš jau su ja nieko nebegaliu dirbti, tai aš dabar nieko nenoriu pasakyti, tik tai padėkoti už tai, kiek man įskiepijo atsakomybės, kantrybės, tokio, tiesiog sakydavo, tu sakytų, padraika kažkokia, sakė, surimtiek, visą laiką surimtiek. Ir jinai tempė mane ir visą laiką, būdavo taip, vieną dieną gaunam užklausą ir sako, ateikit, jau buvo Omnitelis, tokia įmonė, dabar Telija. Sako, mes kviečiame, sako, jūs konkursą dalyvaut, mūsų renginys. Mes ateinam su mamuku ir sako, mes turim renginį žiemos, 3,5 tūkstančių žmonių. Kiek, sako, mama? Ta prasme, tu čia 300 darydavai ir tau atrodydavo čia kosmosas. Dienam pasišnekam išeinam. Aš sakau, mama, mes nepadarysim. Taip pasižiūrėjau, o kodėl mes turim nepadaryti? O kaip, sakau, mes padarysim? Darimo būdu. Gerai. Tai jeigu ne mama, aš nežinau, aš tiek drąsos dabar jau, aš tos drąsos irgi turiu, bet tada aš ne už ką nebūčiau jums.
Bet sakau, mama, o kaip mes padarysim? Žiūrėk, o ten buvo konkursas atseit. Nu, iš tikrųjų, tai tikriausiai gal nelabai buvo, bet nes, ačiū Jovitai, kuri mumis patikėjo, jinai irgi buvo jauna, sako, aš pamačiau, man jūs tai patiko, tai aš jumis patikėjau. Jinai irgi buvo jauna ir pilna avantiūrizmo, kad jinai taip paima ir atiduoda tokį renginį. Sako, mama, bet o kaip? Sako, vaikeli, tu pirmą laimėk, o paskui galvokim, kaip padaryti. Laiko mes turim. Nu, tai va taip ir buvo. Tai buvo pirmasis renginys Omniteliui. Tas 3,5 tūkstančio, tai čia ne tie 96 sumuštiniai, bet Omnitelis laiką darydavo vasaros ir žiemos renginį. Tai tikriausiai patys gražiausi renginiai, kurie man emocionaliai patys mieliausi, tai jie ir buvo. Nes tai būdavo tikrai sudėtingumas toks, kad mes su renginių organizatorium, su Daliu Mabariumi, jeigu žinote, tai su Daliuku mūsų pirmieji renginiai ir buvo. Mes abudu tą pačią dieną gimė ir abudu tokie nurauti. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Ir Dainius Gudaitis buvo toks režisierius, tikrai mūsų šilčiausi atsiminimai. Tai pirmieji, kurie nuleidom stalą nuo lubų, buvo 3,5 tūkstančių žmonių. Ne, pirmasis buvo renginys. Aš dabar užsišnekėsiu jums. Kaip tas pateliukas veikia. Pirmasis buvo renginys 3,5 tūkstančio žmonių. Kai jau tada tą gavom. Ir mintis tokia, kad atvažiuoja ledo šokėjai, ledo rūmuose atvažiuoja ledo šokėjai, jie šoka, o mes aplink jau ten išgvildenome jau visą mėnesį, nemiegau visą mėnesį, sąžiningai sakau, visą mėnesį nemiegau. Kaip galima užmigti, kai tu net nežinai, iš kurio galo viską daryti. Ir tada ledo šokėjai ir mes palei perimetrą išdėjom stalus, sudėjom visą maistą, sudėjom dekorus ir uždengiam, maždaug tokią staltiesę, truputėlį ten pakilėjimai, taip, kad atrodytų storas bortas. Ir mintis tokia, kad pasibaigė ledo šautas, ledo visi šokėjai išeina, techninis personalas dengia kilimą ant ledo, mūsiškiai nuiminėja atidenginėja šitus staltiesės, nestaltiesės, tas uždangalus. Kažkas tuo metu įžiebinėja, nes eglutės buvo, kadangi šitas kalėdinis periodas, įžiebinėja šitus dekoracijas. Ir mano komanda neša stalus, aš einu prieki, komanda neša stalus, o likusiai išnešinėja karštus patiekalus ant tų stalų. Ir visas tas dalykas turi įvykti per 5 minutes. Ir ten va šitaip. Ir aš atsimenu, išeinu, atsistoju, 3,5 žmonių stovi, ploja, jie nesuvokia, kas vyksta, kaip ten viskas va šitaip. Ir aš atsistoju. Ir man paleidžia. Ir aš pradedu verkti taip, kad aš drebu visą, kūkčioju ir aš negaliu sustoti. Aš verkiu ir galvoju, jeigu mane dabar kas nors mato, nes man paleido, taip aš matau, kad viskas įvyko. Tai kaip Dalius juokės, sakė, Monika, vienas dalykas neįvyko. Kas? Tai va tokio dydžio, kaip tas staliukas, liko plotas neuždengtas ledo. Pritrūko kilimo. Ir žmonės, tie, kas atsimena, tai man, žinokit, kokie 10 metų šneka šitą, sakė, gražesnio renginio nėra buvę. Ten, kažkas, tai, o paskui tie žmonės didėja nuo 3,5 tūkstančių iki 4,5 tūkstančių, nuo 4,5 tūkstančių iki 5,5 tūkstančių. Tai tada mes kiti metai buvo, kad ką daryt, Dalius sako, leisim stalus. Nes nėra vietos, nėra tokių erdvių. Žiemą tokių erdvių, kad būtų ir šou įvyktų, ir kažkoks renginys, ir dar pamaitin. O maitinome tai viską, ir šaltais, ir karštais, ir desertais. Ir ne taip, kad tik tai paduoti, bet kad žmonės gausiai, sočiai, smagiai ir taurę pakeltų, ir pavalgytų. Ką sako, leisim stalus. Mama sako, vaikai, per mano lavoną, kol man neįtikinsit, kad gali su visais maistais ir šitą lėkštėm ir dekorais nusileis stalai, niekaip neleisiu. Dalius važiuoja kažkokius ten sandėlius, montuoja, nešam lėkštes, tokiam stirtam, dedam, mamukas atsistoja, žiūri. Nusileido. Gerai, sako. Leisim. Ir paskui jau apie tą rekordą, jeigu grįžtant, tai sakau, ko mes nepridarėm. Ir spragtuką, ir rekordus dar nepriejo.
Ir spragtukas buvo, ir maišus iš namų tempiau su bulvėm. Ir darėm ten tą rūsį spragtuko tokį koridoriuose. Ir darėm iš torto didžiulį laikrodį su 12 valandų, auksinius stalus. Kūryba, viskas yra kūryba, nes čia būtent, kad man patinka, kad darbas ne apie maistą, o apie kūrybą. Aš toks kūrybinis žmogus, man patinka. Tai va, ir paskui sugalvom, kad reikia, kažkaip irgi buvo, vienas iš renginių buvo ir nežinau, kažką reikia padaryti, laiko nėra, taip kažkaip buvo ribota po koncertas, kad ten to jau vakarėlio neužsitęst, kažką reikia padaryti. O sakom, įdėkime mes po koncertą, neatsimenu, koks buvo renginys, ten koks buvo koncertas, įdėkime visiems klientam po lauknešėlį. O kokį lauknešėlį? Ai, padarom dėžutę, sakau. Garsų pasaulis tais laikais buvo, kažkaip susibendravau, aš su jais jau ieškot pradėjau. Sakau, po 6 sumuštinukus ir 3 saldžius. Padarom. Tai kad pasakyti, tai gerai, o paskui, kai pasiskaičiuoju, kiek žmonių ir kiek reikia padaryti, įdomiau. Ir darėm tokį lauknešėlį, ten padarėm tokią auksinę dėžutę, 6 sumuštinukai, 3 saldus į vieną dėžutę ir putojančio vyno buteliukas. Dabar neatsimenu, ar mokesčių inspekcija, ar darbo inspekcija, gal mokesčių kažkokia tai. Ar faktas, bauda uždėjo po to labai didelę, pasirodo, mes negalėjom dalinti. Pasirodo, ten sąskaita ne taip išrašyta, tai čia toks irgi su nuostoliais, bet irgi atmintis tokia. Bet buvo klientas nusipirkęs iš anksto. Tai mes labai darniai, tiesą sakant, kas man labai patiko tais laikais, ko aš dažnai dabar pasigendu. Labai buvo be galo visi tokie kaip vienas kumštis, visi buvo už idėją. Visiems nebuvo svarbu, kiek tu dirbi, ne kaip dirbi, svarbu, kad padaryti. Tai dirbo visi, valytojos stovėjo, vairuotojai stovėjo, buhalteris sumuštinius dėliojo, nes 96 padaryti, tai dar vieną, o dar juos visus išdėlioti į tam tikrą dėžutę. Tai mes praktiškai 12 valandų visi non-stopų dėliojom. Bet dabar turim ką atsiminti. Rekordą? Man atrodo, kad tikrai prieisim ir prie lauknešėlio, nes aš galvoju, čia labai panašu į tai, ką jūs ten sudėliojat. Čia 6, 3, 3. Tai čia ir liko mūsų standartai. Žingsnis toksai. 3, 6, 9. Bet aš užkibau už to, ką jūs paminėjot, kad jūs esat kūrybos žmogus, bet man atrodo, kad jums pavyksta ir šalia savęs tokius surinkti, nes tai, ką jūs darot šiandien, yra tokia pat kūryba, kaip prisimenat ir galbūt iš pirmųjų tų projektų ir kalbu šį kartą apie Valdovų rūmų vykstančias puotas, kur tiesiog iškrentantis iš visų žanrų dalykas, mes pačios esam buvusios ir tikrai dalinomės su sekėjais Instagram'e, tai nuostabu, tu valgai, ragauji to, ko niekada neragavai ir dar šalia to sužinai nuostabią istoriją, kaip gimė šitą idėją ir kodėl tai svarbu jums. Keikia tie darbuotojai visi mane, aš įsivaizduoju, net nebejoju, kad jie mane keikia. Neatrodo, nes ten tu jau neatrodė. Man kartais net jau gaila, kai aš tokia bjauri. Bet aš galvoju, jeigu tu žmogus neusispirsi, tu nepasieksi rezultatą. Aš taip man atrodo, nes aš turiu tą idėją ir aš jos pati viena neįgyvendinsiu be savo kolektyvų. Tai jie mane kenčia, bet kažkas gaunasi. Aš šitą idėją aš seniai labai nešiaus, mes, kadangi Valdovų rūmus laimėjom konkursą, kaip ir mamukas sakydavo, sako, žiūrėk, ir nori, ir bijai. Aš atėjau ir per Valdovų rūmus ten dar nebuvo jokių grindų, nieko. Konkursas buvo paskeltas. Einu per tos akmenis, per tas lentas nutiestas. Griuvėsi, nieko nebuvo, sienų nebuvo, grindų nebuvo, einam, sako, va čia konkursas bus šitas. Ir aš matau. Aš jau matau, kur stovės stalai ir kaip kas atrodys. Matau tą viziją ir reikia dalyvauti konkursą, mama tiek juokėsi. Sako, matai, sako, ir nori, ir bijai. Mama, bet o jeigu nepaeis, o jeigu nepavyks. Ir matyt, o aš dar labai seniai galvojau, kai buvo dar profsąjungų rūmai, aš ten šoku labai ilgai. Aš baletą šoku. Ne veltui tos vakarienės, aplink baletą. Taip, aš liepsnelės kolektyvę tokiam šokau, rimtam baleto profsąjungų rūmus. Ir kai aš pabaigiau šokti, ir mes ten su tais Valdovų rūmais irgi pradėjom šiek tiek renginių, Valdovų rūmais, profsąjungų rūmais. Ten grožio konkursai dar vykdavo daug renginių, kurie buvo nenugriauti.
Ir mums sako, gal jūs norite išsinuomoti vieną vietą, tai iš kitos pusės profsąjungų rūmų aš įeinu ir irgi tokias pamatau plytas, irgi apgriuvusi tokį daiktą. Ir sako, va šitą. Gerai, kad neįsiminamam. Būčiau būtumai pinigų įkišę ir viskas. Ir aš taip einu ir matau, taip, dabar jūs man priminėt ir aš pati galvoju, kad aš jau tada galvojau tikriausiai apie šitokias vakarienės ir galvoju, va čia reikėtų padėti ilgus baltus stalus su gražiom, šitam apšiurusiai aplinkoj, tam plytos apgriuvusiai, ilgus stalus, tokias žvakydės, baltas staltiesės, gražius patiekalus ir kad žmonės ar ten rankom valgytų, ar kažkokius didelius mėsos gabalus išnešti. Tai va, tai kiek metų, nežinau. Čia matyt, aš tą idėją aš vis atsimindavau, pamirždavau, vis susigražindavau kaip naują. Ir kai tas valdovų rūmus atėjau, aš irgi matau aš viziją, kas turi būti. Ir paskui prasidėjo Covidas, paskui prasidėjo karas, paskui prasidėjo vėl kažką antrą Covidas. Tai mes vis po truputėlį, pirmi metai mes darydavom tokius uždarus renginius, nieko mes ten labai nedarėm, paskui jau pradėjom galvoti apie restoraną, paskui kažkaip mums vis nesusiklostydavo taip, kad gautųsi. Ir pagaliau, ačiū tai Dambrauskaitė, kur išleido tą knygą. Ir tokia. Ir paskatino imtis tokių kažkokių veiksmų ir matyt viskas sukrito, nieko nebūna matyt atsitiktinai, viskas būna savo laiku. Tai aš manau, kad ir mūsų tas projektas atsitiko labai laiku ir labai vietu ir jisai toksai išgvildentas, išgalvotas. Ir man pačiai jau atsibodė, ten dabar visi daro tokį labai nuosaikų, ten kažkokį ten išdailintą, labai gražų. Aš jau pavargau nuo tų visų gražybių. Man noris tiesiog skaniai pavalgyti. Man noris jaukiai pabūti. Man atrodo, kad mes žmonės, kurie šiaip atitolę vieni nuo kitų. Jeigu tu susirašinėjai, tu nepasiemi telefono, paskambinti ir paklaus, kaip tu gyveni, bet tu patekstini ir dar neaišku per kokį ten kanalą. Ir tai atskirti tokia, susvetimėjimas labai didelis. Ir man atrodo, tos valdovų vakarienės man yra apie tokią bendrystę, apie dalinimąsi, apie bendrystę, apie šiltumą, apie buvimą kartu. Tai ačiū kolektyvui, kurie bekeikdami mane tikrai skaniai, aš manau, kad skaniai padaro. Aš visą laiką rasiu prie ko prisikabinti, bet jau čia mano bruožas. Aš ir sakau ne dėl to, kad aš noriu jūs kažkaip pažeminti ir pasakyti, kad jūs nemokat. Aš noriu, kad mes tiesiog būtume geriausi ir kad įtiktume visų skoniam. Vis paminit kolektyvą, tai akivaizdu, kad jis turi būti didelis, kad tokius renginius aptarnautų, tai yra, jei neklystu, keli šimtai žmonių, tai ar sunku rasti žmonės, kurie galėtų dirbti šį darbą ir ar didelė yra kaita jūsų komandai? Pas mus virš 100 žmonių kolektyve. Yra dabar visą laiką būdavo, netgi Siemens, sakė, mes turėjome iki 130 būdavo, tai dabar jis irgi virš 100 yra. Sakyčiau, vienas didžiausių kolektyvų, bet netgi galiu pasakyti, kažkada tai, dar mama dirbo, atėjo pas mus darbo inspekcija, mūsų tikrinti dėl to, kad pas mus per maža darbuotojų kaita. Jie niekaip negalėjo patikėti, kodėl pas mus nesikeičia žmonės. Tai, taip, toksai, galiu pasakyti, kad tas didelis kolektyvas mūsų dalinai yra šeima, nes tikrai, bežiūrint visą tą, koks jis bebūtų didelis, yra ten dalis, kuri ten ateina, išeina, atkrenta, bet branduolys jis yra labai stabilus, yra žmonių, kurie po 26-27 metus dirba pas mus. Ir aš labai tikiuosi, aš ir matau, ne tik tikiuosi, bet tas branduolys, jie labai serga už tą darbą, jie serga už kolektyvą, serga už kokybę, serga už vardą, tai yra pats svarbiausias dalykas tikriausiai ir dėl to, man atrodo, ir išeina išlaikyti viską. Tai gal keliaukim prie šitų gėrybių. Kas šiandien pas mus ant stalo yra? O čia mūsų visiška klasika. Čia yra toks kasdieninė mūsų duona, nes kai nedaroma tokių renginių arba šitą išvažiuojame, tai mūsų vienas pagrindinių dalykų, tai va tie vienkasniniai sumuštiniai, tai jau čia yra toksai, žinot, kaip šitam šaltkalviui detalės atkaltos. Nors ateina kartais ir žmonės, čia paskutinis renginys irgi buvo vienos ambasados, eina prie manęs ir sako, Jesau, koks skanus maistas. Seniai nevalgėm tokio skanaus maisto. Aš žiūriu tos žmonės ir galvoju, rimtai. Tada lygiai tos pačius sumuštinius mes užvakar darėm ir jūs valgėt.
ir nesupranti, ar tau nuo mėnulio fazės priklauso, ar tau nuo virėjo emocijos. Yra tokių momentų, kai tu nesuprasi, kodėl vieną dieną tam žmogui viskas skanu, o kitą dieną kažkas neskanu, stengiasi, kad nebūna. Bet ne taip, kaip kad eitų, kad tai tiesiog ir prie renginį prie manęs eitų ir visi man dėkotų. Ir tada žiūriu, galvoju, ką mes čia naujo padarėm. Ir tą žiūriu, ir tą. Ir nieko naujo, atrodo, nedarėm tam renginiui. Ir taip visiems skanu. Tai va, galit padegustuoti mūsų klasikinių. Sumuštinukai? Pristatykite. Tai labiausiai tikriausiai vieni iš populiariausių ir mėgstamų čia yra Blossom of Hope, buvau sukūrus šitus sumuštinius, tai va čia yra šis sluoksniuotos tešlos suktinukas su trumais ir kartais būna su baravykais, ypač kai šviežio, kartais būna ten su kelmučiais arba šimiai grybais, čia jau priklausomai, kaip šauna į galvą, nėra pas mus tokių labai stiprių šitų receptūrų, kad tu ten negali pakeisti. Tai čia truputėlį aš visą laiką sakau, jeigu yra, tai galima pavarijuoti, jeigu skanu. Čia visiška, absoliuti klasika. Ir vieni mėgstamiausių tikriausia. Tai yra lašišo suktinukas su rikotos sūrius, su žolelėmis, kaparėliais ir su skrudinta juoda duona. Lietuviška. Labai lietuviška ir tas lietuviškumas labai tinka. Na, šitas šiek tiek gurmaniškesnis, tai yra mūsų kepta vaisinė duonelė su foie gras daryta mūsų. Irgi ir obuolių četnių, kartais salaus četnį darom tokį, kartais obuolių četnį. Na ir čia toksai tolimųjų rytų inspiracija, tai yra tunas su nori lapais ir šiek tiek lietuviškumo kanapių sėklos ant viršaus. Wow. Ir va šitas visiškai atsitiktinai irgi, kartais būna, kaip atsitiktinai gauna sumuštinį, kai nieko kažkada buvo, nėra ką daryti. Žiūrėkit, sakau, taigi į tortą ar į piragą, sakau, boliu, labai greitai būna pas mus tokie, kai sakom, greitoji pagalba. Paskambina, žiūrėkit, degam, turit kokių sumuštinių ar ten kažką, tai palaukit. Ir merginos, mes sako, nieko neturim. Čia labai senokai, irgi senokai buvo. Tai sakau, žiūrėkit, piragui, obuolių turit? Turim. Ai, o sakau, su mūsų šitą krepšelis yra? Yra. Karamelė, sakau, uždėkit obuolių, sakau, o ko čia blogai? Padedam, vienas populiariausių pasidarė. Tai dažnai būna, tai prašau, padegustuokite. Net nežinau, nuo ko pradėti viskas skamba. Aš tai siūlyčiau, kaip mane mokė rašyti mama pasiūlymus, tai ir sakė, vaikeli, visą laiką pradėk nuo lengviausio ir reik link sunkiausio. Tai pirma nuo vegetariško, paskui veganiškas, vegetariškas, tada žuvis ir tada mėsa irgi nuo lengviausios iki sunkiausios. Tai iš tos pusės, ar ne? Nuo grybų? Nuo grybų. Tai pradėkite nuo grybų. Ar prisijungsit? Ne. Ne? Jau sočiai. Neprisijungti. Nors kartais sakau, kad reikia prisijungti, ypač degustacijas, kai mes mėgstam daryti. Tai visą laiką sakau, reikia ir pačiai anksčiau sakydavau, niekada neragausiu, o paskui sėdžiu ir sakau, reikia ragauti. Kai sėdis, mes visą laiką kviečiam savo, nes kad negalvotų žmonės, kad mes darom tik tai ten kažkokius protokolinius renginius. Ne, mes darom įmonių vakarėlius, mes darom gimtadienius, mes darom vestuves, mes darom labai daug visokių. Išleistuvės darom, ypač dabar. Disertacijos gynimai. Tai va, tai ateina žmonės ir labai mėgsta padegustuoti visą laiką. Mes kviečiam padegustuoti. Ir paskui sėdi ir diskutuoja, aha, šitas toks, žmonės vis tiek įdomu, tas su to. Ir sėdžiu, sakau, žiūrėkit, darykit ir man, nes žmonės valgo, degustuoja, aš atrodo lyg ir žinau, pati kažką tai prisidės. O ką tuo metu, vis tiek čia yra rankų darbas, kas ten gaunasi, duokit, sakau, ir man, kad aš galėčiau kartu diskutuoti. O mes kaip grybų mėgėjos, dvi čia sėdinčios, tai miškas. Wow. Abi mėgstat grybus. Čia iš Dzūkijos, o aš man priklauso. Aš neturiu pasirinkimo tik mėgti grybus Dzūkai. O iš tikrųjų, žinokit, tais grybais labai įdomus momentas, nes grybas yra toksai, labai dažnai būna, kai aš parašau su grybais, ką nors yra klientų, kur man labai aišku juokinga, bet tik jokių būdų, jokių grybų. Dažniausiai skamba nevalgomas dalykas. Dažniausiai nuskambantis dalykas yra grybai. Grybai. Taip. Mes esam pasipiktinę. Ne, kokia nors žalia mėsa, ne kažkas. Grybai. Bet jie tada nevalgo ir baklažanų. Paklausiu. Nes dažniausiai, mano dukterė čia taip pat grybų nevalgo. Nevalgo kiaušinių, grybų ir baklažanų. Ir aš paskui išsiaiškinau dėl ko, dėl tekstūros. Ne visi, bet dauguma žmonių, aš suprantu, kad jiem atagli tik tekstūra, jiem nepraeina ergonomiškai visą tokia.
Skubu ir antrą. Gerai, skubėk, o aš dar paklausiu į tą laiką. Jau užsiminėte ir apie asmeninės šventės vestuves. Žinom, kad esat organizavę ir vegetariškas, ir veganiškas vestuves, ko tik nėra buvę. O kokios mados dabar švenčių? Vis tiek keičiasi. Mes, žinokit, dabar trečią konferenciją darysime per metus. Labai stiprią, didelę, iki 550 ar iki 600 žmonių, grinai veganiška. 3 dienų konferencija grinai veganiška. Aha. Ir kaip sekasi galvotos patiekalus? Gerai. Ar aš neklystu, beros apskritai jūsų meniu yra 700 skirtingų patiekalų? Ne, žinokit, kokie 2700 matyt. Nes, sunku tam kolektyvui, su manim tikrai sunku, aš kaip pati dabar galvoju. Nes jie parašo meniu, aš ateinu, pasiemu tą meniu ir viską perkeičiu. Nes va, tą dieną aš noriu taip, matau taip ir padarau. Pas mus nėra standartiniam, yra tas toksai šabloninis meniu, bet dažniausiai toks viskas eina per kūrybą. Ir dabar mes turėsime nuo pirmadienio, nuo sekmadienio berods renginį irgi tą. Ir aš žinau, kad aš turiu tuos 3 lapus, aš tokia labai senoviška, aš labai mėgstu, kaip man atnešta spausdinti, aš su tušinuku braukau. Čia irgi toks vienas iš mano... Tai bent ne raudonas, tikėkimės. Ne, juodas. Mano tušinukas juodas, dar tais laikais, kai mokyklai neleisdavo su juodu tušinuku, nes jūs net neatsiminsit tokių dalykų, bet... Atsimenu, ir pas mus. Irgi neleisdavo. Taip, su partija pirmiausia. Tik mėlynas. Tik mėlynas. Taip. Na, tai mano toks maištavimo būdavo būdas rašyti su juodu ir aš po šiai dienai labiausiai mėgstu juodą tušinuką. Tai man labai patinka, jos man atneša lapus ir aš tada paskutinę dieną paimu viską, braukau ir viską pradedu keisti. Tai va. Tai 2600 ir daugiau, taip sakant. Manau, žinokit, jeigu viską sudėjus, tai ten, kadangi labai mėgstu, man iš viso patinka regioninės virtuvės. Aš labai mėgstu ir renginius daryti, tai dabar etno darėm, tai ten pagal regionus, tai dzūkai, suvalkiečiai, žemaičiai, lietuviška regionus, bet man labai patinka daryti ten rytų virtuvę, tarkim, kiniečiai, japonai aš prašiau žinau virtuvę, aš ją žinau ir labai mėgstu, bet dėl to aš vaikštau kitur valgyti japonų virtuvę, nes aš pati jos ne per daug gaminu. Ten indų virtuvę be galo mėgstu, irgi darau ir savo virtuvę. Ta tokia įtaka, tai infuzas toksai. Nesakau, kad mes grinai darom, bet daryti kažkokią tokią. Dabar irgi rytoj degustacija Lotynų Amerikos bus. Darom tokią. Tai tada sėdi ir aš visą laiką darbuotojams sakau, gal jūs gyvenime kažkur mažai pakeliaujat, bet virtuvėje tai jūs visą pasaulį tu apkeliausit su manim. Tikrai visiškai. Užsiminėt, kad mėgstat ragauti ir kitų ruošiamus patiekalus. Ar turite rekomendacijų mūsų klausytams žiūrovom, kur skaniai pavalgyti be taurakalnio užkandžių ir vakarienių? Kur skaniai pavalgyti? Vilniuje ar šiaip Lietuvoje? Kokios jūsų mėgstamos vietos? Su manim gali būti sunku, aš turiu vieną mėgstamą vietą. Tai prašom ją į reklamą. Aš negaliu sakyti, mūsų virtuvė tikrai ganėtinai aukštam jau lygiai yra. Ir man atrodo, kad mes tikrai labai daug vietų, kurios tikrai skaniai maitina. Ir tikrai labai žmonės stengiasi ir daro, bet mano bėda yra ta, kad aš irgi neseniai sakiau vienam šefui, sakau, tu nepyk, kad aš sakau, aš tokia nekultūringa ir pirmą kartą, sakau, Mišelininiam restorane pas tave, bet ne dėl to, kad aš tiesiog nevaikštu. Ir aš dažniausiai, kai tu visą laiką esi tarp maisto, tu dažniausiai eini to, ko tu nieko panašaus negalėtum pasidaryti pats. Tai man taip ir būna. Aš noriu visiškai kitų skonių, kai jeigu aš kažkur išeinu, aš noriu absoliučiai kitų skonių, ką aš pati savo virtuviai mažiau galiu gauti. Tai va, bet kokiu atveju Gasparas yra mano meilė. Tai restoranas ir aš jeigu jau kur kažkada dar į Pranciškonus nueidavau, dabar užsidarė, bet ten ir aplinka, ir taip laisvė, ir maistas visada būdavo kokybiškas, viskas gerai. O dabar jeigu kur nueinu, tai aš nueinu tik pas Gasparą iš tikrųjų. Tai. Reikėtų daugiau nueiti. Nueinu, pasižiūriu kartais, bet ne taip dažnai. Bet jeigu jau kur eiti ir jeigu su kažkuo, tai su kažką pasikviesti ar mane kas kviečias, tai jau visi žino, kad pas Gasparą. O tai ar Gasparas inspiravęs kažkokiu indišku elementu taurakalnio meniu? Indiškus elementus inspiravo mano draugės vyras. Jis kažkada atvažiavo pas mane į svečius irgi seniai ir sako, draugė pristatė savo vyrą ir jisai sako, aš jum pagaminsiu, sako, avinžirnių troškinį, sako, ir vištieno šlaunėlės.
Ai, aš vištienos nevalgau. Netikėtas toks. Vat, tai va mūsų meniu vištienos labai mažai. Aš ją galiu valgyti, bet aš jos nevalgau. Tai ir jisai padarė vištienos šlaunėlės ir avinžirnių troškinį, mano draugės vyras, tai čia buvo irgi labai daug metų atgal. Ir man taip sužavėjo indų maistas, kad aš tada pradėjau daryti tą avinžirnių troškinį, tada visi nuo manęs pradėjo kopijuoti, mano visi draugai pradėjo daryti tą avinžirnių troškinį, mes meniu iki dabar turim, jau aišku transformavosi, tai ta rytų virtuvės meilė man jau dar nepažinus Gasparo buvo. Labai Tailando virtuvė, labiausiai aš Tailando mėgau virtuvę ir man ir po šiai dienai tikriausiai labiausiai patinka jinai. Aš mėgstu stiprius, išraiškingus, aromatingus skonius, mėgstu labai aštrumą ir labai juokiuosi, kai aš virtuvėje dariau su aštrumu, tai jie visą laiką, kad neįmanoma valgyti su jūsų tuo aštrumu, dabar ragauja visas. Švelniai? Čia sako, kažkaip aštrumo trūksta. Išlavinot. Nežinau, ar išlavinau, žinokit, kitiem tai gali būti mirtis, bet šiaip tas aštrumas jis labai greitai prie aštrumo priprantama. Atsimenu, kai mama vieną kartą čili pizzerijai pizzą prieš 20 metų paragavom, taip galvojau, kad mamukas numirs, sugėrė 3 alaus per vieną kartą, sakė, tai buvo aštru į tą pizzą. Paskui valgydavo jalapeno pipirus su šoninė apsuktus, net nemirksėdama. Viskas buvo gerai. Tai mes keliausim toliau dar paragauti, o dar klausimas, ar tiek sukantis tame maitinimo versle grįžus namo norisi gaminti valgyti, ar jau nebe? Per vėlai grįžtų. Jau valgyti nebegalima to renginių. Šiandieną valdovų vakarienę darom, tai be 12 namo negrįžti, tai koks čia gali būti valgymas. Ir šiaip, kai renginiuose būni, nes kaip aš sakau, iš ryto būni ten pardavimų vadybininkė, per pietus būni virėja, vakare būni vedėja, tai labai daug funkcijų įeina per visą dieną, tai ar valgyti aš gamint labai mėgstu. Ir labai mėgau ir visą laiką, kai turėjau laiko, aš draugam darydavau vakarienės, jau jie žinodavo, ten bulviniai blynai, čia man viena žiūri, rudenį būdavo bulviniai blynai su kokiais kraujiniais vėdarais, prancūziškais darydavau. Visokių prisigalvodam, tailandietiškas vienu metu, tai Tailando virtuvė iš viso aš jūs maitinau. Bet su laiku kažkaip to laiko vis mažiau, tai tu realizuoji tada savo aistrą gamybai. Klientai gali džiaugtis už tą. Šiaip aš jaučiu, kad mes turim tokią problemą, kad mes turim labai daug klausimų, bet mes jau žiūri ilgai kalbam ir matau, kad dar to norėtųsi paklausti, dar apie tą įdomu, dar apie tą, bet aš jaučiu, kad tu be valdovo vakarienės kažkas liksai neišleidžiam, bet dar vis tiek norisi bent kelių klausimų. O aš ragauju. Tu ragauji, o aš pradžioj pokalbio susiminėt, kad maitinimo verslas yra vienas sunkiausių verslų ir tą matom tikrai ir dabar. Restoranai vienas po kito užsidaro, vienas po kito kalba apie tai, kad yra sunku. Jūs veikia 35 metus. Kaip manat, kokia yra jūsų sėkmės paslaptis ir ką gal palinkėtumėte tiem, kurie galvoja apie kažkokiu būdu žengimą į maitinimo verslą? Patartumėt? Ir skubiai ragauk su foie gras. Wow. Aš tai jaučiu, kad šitas mano mėgstamiausias. Wow. Aš visada labai mėgstu, kai būna saldu, rūgštu, sūru. Aš nežinau, žinokit, aš manau, kad aš neturiu recepto, kaip išsilaikyti. Labai daug kartų buvo sunku ir dabar tikrai sunku, jeigu aš nenoriu tik blogom natom kalbėti, nes jeigu žinai, ko tu nori. Tai aš nežinau, aš labai myliu tą, ką aš darau ir aš tikrai labai turiu stiprių žmonių šalia savęs, už ką aš jiem dėkinga, kurie moka dar skaičiuoti, nes aš moku kurti, o man su skaičiavimu prasčiau yra. Tai labai gerai, kad kažkas dar tos skaičius sudėlioja, nebaisiai dėliojasi paskutiniu metu tie skaičiai, bet nes žinot, nenoriu daryti ekonominio varianto. Man čia vakar draugė paskambino ir sako, Monika, ką daryti, sako, pas mus turim valgyklą, sako, aš nebegaliu žiūrėti, sako, jie moka ten po kažkiek tai eurų ir sako, viską vežat, sako, iš didmeninių, nesakysiu, kokių įmonių, sako, ir tik tai šildo, neįmanoma valgyti. Sakau, bet tu supranti, sakau, kad jie kitaip neišsilaikys. Nes taip atrodo, tu gauni tokį sumuštinį, o jie tau kiek jis brangiai kainuoja, bet kiek kainuoja žaliavos, kiek transportavimas, elektra, darbo užmokestis, kai tau susideda visi kaštai, tai
Tu tik žiūri, kad tu išgyveni, mes gyvenam iš apyvartumų, iš tikrųjų, visi restoranai gyvena. Jeigu tik tai labai norėčiau visiems palinkėti, eikite kuo daugiau, tada bus ir kainos mažesnės, ir apyvartos didesnės, kainos mažesnės bus. O dabar kažkaip tai žmonėms reikia išsilaikyti ir dėl to gal ir tos kainos nekyla iš oro, jas nedaro, kad kažkas kažko daugiau užsidirbt. Žmonės daro taip, kad išgyventi. Ir, aišku, tu gyveni tam, kad turėtum už ką valgyti ir už kažką turėtų kažkiek gyventi, bet nieks nekalba, kad apie prabangius gyvenimus maitinimo versle. Tai čia bloga tokia nata. Ne, o dabar džiugia nata, tai galiausiai kokiu tokiu moto vadovaujasi, galbūt galvodama apie tos žmonės, kurie valgys taurakalnio maistą? Aš jau matyt daug kartų visiems sakiau, aš tiesiog labai myliu žmonės. Aš niekada negalvoju, kiek aš uždirbsiu ir niekada gyvenime negalvoju. Aš niekada negalvoju apie verslą. Aš galvoju apie žmogaus pasitenkinimą. Tai matyti, tai čia yra vienas pagrindinių dalykų. Aš žiūriu jūs ir galvoju, kas jums dabar patiktų, kas ką mėgsta. Aš labai mėgstu analizuotis. Kas mėgsta žuvį, kas mėgsta mėsą, kokią žuvį, kokią mėsą. Ir visą laiką nori žmogui išnešti tokį pasitenkinimą. Išsiskyrus, kad jis būtų laimingas. Močiutė man visą laiką sakytų, žinai, sako, vaikeli, koks gražiausias dalykas, kai žmogus valgo. Čia močiučių ir mamų turbūt didžiausias džiaugsmas. Tai ir man žinokit, gražiausias dalykas, kai žmogus valgo ir dar jaučia pasitenkinimą be valgo. Aš manau, čia ir buvo atsakymas į prieš tai esantį klausimą, tai yra apie tą sėkmės paslaptį. Manau, čia nejučiom yra atėjo tas atsakymas, kad kai myli, tai ką darai, kam darai ir tai yra tas rezultatas. Net nebejotinai, ypač tam versle, čia sakau, ne detalį štampuot. Bet aš matyti ir kai mamai sakydavau visą laiką, sakau, žinai, mam, sakau, kiek tu tos aistros ir energijos įdedi, sakau, jūs tą savo daro, nes tas kūrybinis procesas visą laiką buvo mano. Mama daugiau virtuviai žiūrėjo, visus tos. Dabar direktorė turiu, kuri tą patį daro irgi, o aš jau ten pasinėrusi tą savo šitus. Bet sakau, žinai, mama, sakau, man atrodo, kad aš netgi gamykloje detalę štampuočiau ir tą su meilė daryčiau. Nes tu koks įdomumas eiti darbą, kai tavo yra kančia. Taigi tu pats save nuskriaudi. Koks įkvepiantis pavyzdys, tai mes už tą įkvėpimą dėkojam, už tos skanėstus ir tokiam irgi įkvėpimui turi mažą dovanėlę, tai nuo mūsų rėmėjų draugų audiotekos prenumeratą, tom nežinau, kiek yra laiko klausytis knygų. Oi, kai nesimiega, dabar kaip tik atsisiunčiau audioteką. Tai prašau. Tai galvojant tos naujus receptus, kuriant, ruošiantis tiems renginiams, kur ten stalai leidžiasi. Tai tokia smulki dovanėlė nuo mūsų. Ir tikrai labai norim padėkoti už tą įkvėpimą, už tą tikrai istoriją įdomią, ko turbūt daugelis nebus girdėję ir mūsų klausytojų. Aišku, baigsim degustuoti. Ir visus į valdovų rūmus noriu pakviesti, nes tikrai man tas mūsų nauja, ta tokia mano aistra ir mūsų kolektyvo valdovų vakarienių, jinai tikrai labai pasiteisinus ir tokia graži. Tikrai mes prisidedam ir dar kartą pasidalinsim savo įspūdžiais iš vakarienės ir vaizdais, kur tikrai, žinokit, ir 5 mėsų pyragai ir ko ten tik nebuvo. Sunku papasakoti, reikia būtinai paragauti. Ir apskritai, aš manau, norim padėkoti ne tik už šitą pokalbį, bet apskritai, ką jūs darot su mūsų maisto kultūra ir renginiais, kad tai nėra tik tai galbūt tai, ką įpratę ragauti, veikia ir važiuojam, kad ieško tų naujų vėjų ir atneša tų naujų vėjų į Lietuvą. Tai ačiū už tai, ačiū už pokalbį, ačiū, kad žiūrėt ir klausėt. Na ir žinoma, ačiū mūsų draugams audiotekai ir mano Sofa. Iki kito karto. Iki.